Labas, šiandien pakviesiu į pirmą susitikimą su to, kas glūdi jūsų klubuose, kad galėtumėte apčiuopti, ką turėtumėte išleisti. Tai lengvai prasityrinėsim klubus ir išmoksim susijungti su savimi. Kviečiu atsisėsti, įsipatoginti. Galit, jeigu sunku sėdėti taip sukryžiavus kojas, kilstelti dubenį į viršų tiek, kiek reikia, kad būtų komfortiška. Ir pradžiai užsimerksim ir pradėsim sekti savo kvėpavimą. Kaip oras įteka į kvėpavimo takus ir kaip išteka. Galit pastebėti, kuri fazė yra lengvesnė ar įkvėpimo, ar iškvėpimo. Ar iškvėpėte pilnai ir iš viršutinės, krūtininės dalies, ir iš vidurinės, ir iš pilvo. Ar kažkur užsilieka oras. Ir tarytum sunku iškvėpti. Ir aš pasisuksiu, jūs likit sėdėti ir pačioj pradžiai sudėsim kojas pėda į pėdą ir kelius pavesim į šalis ir pradėsim spiruokliuoti keliais, taip kaip plaznoja drugelis. Kadangi dabar pasižiūrėjot ir įsipatogino, tai galit ir toliau užsimerkti, nes pačioj pradžiai bus geriau tyrinėti save užsimerkus. Visada atmerktos akys mus blaško per daug informacijos, gaunant per akis, tai kol dar nėra užmegzto tvirto ryšio su savo kūnu ir gilaus išjautimo, leiskit sau pasityrinėti. Visą dėmesį dabar nuo kvėpavimo pradedam kreipti į kūną, į klubų sritį. Galbūt į jų asmeninės nugaros dalies sritį. Pabandykit apčiuopti, o kurioj kūno vietoj jaučiasi įtampa. Ir jeigu apčiuopsit jau dabar, tai tą įsidėmėkit, nes keliausim per keletą pratimų, kad pražiūrėtumėm visas klubų dalis. Lėtai atsigulam ant nugaros, kairę koją vedam į ketvertą. Ketvertė kairė pėda patraukta į save, kulnas ties keliu. Rankas pavedam į šalis ir pradedam vedžioti koją iš vienos pusės į kitą. Kiekvieną kartą, kai vedžiojam koją iš vienos pusės į kitą, kairį kelį pradedam stumti nuo savęs, kad per kairį sėdmenį pradėtumėm jausti tempimą, arba kitaip tariant, sėdmenyje kairiame pradėtumėm jausti klubo atverimą. Ir jeigu čionais nieko nesijaučia, kilstelim dešinę rankas, kišam per tarpą, apsikabinam žemiau kelio ir gulim taip. Gali sviruoti iš vienos pusės į kitą. Aš esu atradusi ir savo asmeniškai, ir per savo žmones, kad sviravimas atpalaiduoja geriau, nes tarytum kūną užliuliuojam, taip kaip, žinot, motinos glėbyje liuliuodavo ir ramindavo. Šitaip mes patys judėdami nusiraminam save ir gebam išjausti ir atsipalaiduoti. Pakeičiam kitą koją, užkeičiam į ketvertą ir pradedam vedžioti koją iš vienos pusės į kitą. Rankos padėtos patogiai, visiškai nekreipiam dėmesio, kur jos. Svarbu, kad jaustumėt pojūtį dešiniam klubo taške ir galbūt pas vienus jisai bus aštresnis, o pas kitus išvis nebus.
kilstelim kairę koją, rankas kišam pro tarpuką, apsikabinam žemiau kelio ir pasviruojam iš vienos pusės į kitą. Su iškvėpimu traukiant rankas prie krūtinės ir dešinys kelias keliauja nuo kūno į tą pusę, taip. Kaip jisai keliauja nuo kūno, jaučiam intensyvėjantį tempimą ir leidžiam savo pasisiūbuoti, užsiliuliuoti arba būkit statikoje taip, kaip jaučiat. Ten tas leidimas savo arba siūbuoti, ar būti statikoje irgi parodo jum jūsų vidinę būseną. Tai kai leidžiam savo daugiau, kai atsiduodam, bet pavyzdžiui mes moteris, mesgi jausminis pradas, vandens pradas, tai kai atsipalaiduojam, išlaisvinam dubenį, mūsų ir judesiai pasidaro banguojantis. Ir dubuo su karatais, ir visas kūnas plazdena, tarytum atkartodamas vandens lengvumą ir plastiką. Tai galit pasistebėti, kiek sau leidžiat būti moteriškomis. Suglaudžiam kojas, apsikabinam kelius, pasviruojam į priekį atgal ir atsisėdam. Įsipatoginsim į pigeon, kairę koją užkeičiam, pėdą patraukiam į save, su dešinė paslystam atgal, pasižiūrim, kad dešinė būtų kaip uodegėlė ir čionais galim jausti tempimą per kairį klubo tašką. Pasiremkime ant alkūnių, nes taip nebus per aštru kylant į viršų, kartais būna, taip, per aštru, arba nusileidus krūtinę irgi, tai galit pasityrinėti, o kaipgi norisi. Ir čionais taip pat galim pasviruoti, klubais iš vienos pusės į kitą, pasižiūrėti, o kaipgi jaučiasi klubas. Man dar labai patinka traukti tempimus per visą šoną, tai pasiremt dešiniai pusėj ir su kaire ranka pakilt, ne visiškai į viršų, bet į šoną ir į kitą pusę. Bet čia atlikit tik tai tos, pas ką šita klubo dalis yra išlaisvėjusi ir nejaučiat per daug intensyvaus tempimo. Ir grįžtam į centrą. Dar nepaminėjau, kad nenukristumėt taip į šoną, tai jaučiam, kad klubai tiesioje linijoje viršuje. Ir prisitrauksim koją, keliaujam su kaire atgal, dešinę užkeičiam ir nusileidžiam ant alkūnių. Nusileidom ant alkūnių ir pasityrinėjom, kaip jaučiasi klubas. Ar noris gulėti statikoje, ar noris sviruoti. Visaip yra teisinga. Jeigu jūs mokina, kad yra tik tai viena tiesa ir negalit nei judėti taip, kaip noris, tik tai statiškai, struktūriškai, tai leiskit visada savo pabejoti informaciją ir pabandyti išjausti, o kaipgi jum yra teisinga, kaip jum jaučiasi komfortiška. Bent jau aš stengiuosi vadovautis tokiu principu ir kiekvieną naują informaciją praleisti per save. O kaip ta informacija man? Ar jinai teisinga ar ne? Su dešinė ranka pasiremiam šoną, kyla kairė ranka, tempiam šoną ir į kitą pusę. Ir pasviruojam štai taip. Ir čia jau galėsit įsivertinti, kaip jaučiasi vienos ir kitos kojos klubas su vidinė kojos rotacija. Prisistatėm kojas, pasviravom klubais, tiksliau sviruojam klubais iš vienos pusės į kitą. Ir kojų pirštus remiam į kilimėlį, keliaujam į šunį žiūrintį žemyn ir išsispiruokliuojam čionais. Tai kojų galinė dalis, kurią dabar ir tempime šunyje,
taip pat susijusi su klubais, nes klubai vienas iš tų sąnarių, kur sukasi pilna amplitude. Tai turim labai daug krypčių, kur nusilenkiam į priekį, atsilošiam atgal, darydamos tiltelį, taip. Po to su vidinė klubo rotacija, kur darėm pigeon ir visi ketvirtį, išorinė klubo rotacija. Tai labai daug judesių ir visus jos turi atlikti klubai. Sveiki klubai turi judėti pilna amplitude. Tai nusileisim ant kelių, ant alkūnių, dešinę koją kilstelėsim, sulenksim per kelį ir pradėsim sukti koją ratuku. Tokiu būdu žadinam klubo sąnarį. Jisai susitepia, kad gerai funkcionuotų. Pristatom koją, kilstelim kairę, sulenkiam ir sukam kairę koją dideliu ratuku. Pažadinkim klubo sąnarį. Ir keliaujam į šunį, žiūrintį žemyn. Dešinę koją kilstelim, prisitraukiam prie peties ir įeinam į lizardą. Lizarde, koja kilimėlio krašte, o kairė nuleista ir nusileidžiam ant alkūnių, jeigu galim. Tai kažkam gali nepavykti nusileisti ant alkūnių, tai galim tik tai kairę guldyti, o kai kam galbūt ir dešinė. Ir pasitrinėkim, o kaip čia jaučiasi klubai. Nes kuo daugiau keliai pavedam į šoną, tuo daugiau atsiranda erdvės ir dubuo pasmunka į apačią. Ir tik tai perėjimai rankos į kilimėlį, ištiesiam priekinę koją, su iškvėpimu alkūnes patraukiam link žemės. Prisitrauksim koją atgal, keliausim į šunį žiūrintį žemyn. Ta patį atliksim ir su kita. Kairė koja pakils, prisitrauksim prie peties, paguldysim koją, galinės kelią. Ir jeigu galim, nusileidžiam ant dešinės, atidam kairės alkūnės ir įeinam į lizardą. Pasisviruojam iš vienos pusės į kitą. Leidžiam klubui atsipalaiduoti. Dubeniui pasmukti į apačią, kairiam keliui pakeliauti į šoną. Ir rankas įremsim į kilimėlį, lūpint pakeliausim ant galinės, su iškvėpimu galbūt alkūnes patrauksim link žemės. Prisitrauksim koją atgal ir atsisėsim į herojaus asaną. Tai mums svarbu, kad kulnai būtų šonuose, uodega ant žemės. Ir priklausomai nuo to, ar čia mes pasitaisysim, ar įveržti jūsų klubai ar ne, tada pakeliaujam galbūt ant ištiestų rankų atgal. Jeigu jaučiat, kad klubai pakilo, liekate sėdėti štai taip, klubai čionais atsiverinės, galbūt kažkam bus jau dabar jautru. Kas galim remtis ant alkūnių ir išbūti čia, o galbūt bus tokių, kur galės atsigulti ant nugaros, sudėti rankas ant dubens ir būti čia. Ir jeigu reikia susijungti su savim, kad jaustumėt save, užsimerkit visose tose asanose, kur rodau. Skirkit sekundėlę savo, įsigilinti į pojūtį, o kur jaučias. Ir stenkitės detalizuoti, kad ne visoj kojai, bet kur iki kur plinta, kur aštriausias. Ar jaučiat šalutinius tempimus, ar norisi
čionais pakilti aukščiau ant alkūninės per aštru. Tiesiog išjauskit net ir skausmo lygį ir galite jį įvardinti nuo 1 iki 10, tada bus labai lengva savo įsivertinti, o galbūt reikia remtis ant alkūnių, nes jau ten 8 ir vos kvėpuojat, arba 10 ir vos kvėpuojat, tai tada remetės ant alkūnių. Ir keliausim į pamatinę asaną sveikų klubų, kur turėtumėm ilsėtis. Tai į malasaną. Kojas į kilimėlio kraštus, pėdos kulnai turėtų nusileisti. Tai jeigu pakilę, nubūna taip, galit kulnus guldyti ant blokelių ir ant knygų, bet kad pasiguldytų kulnai, turit pavesti kelius į šalis. Tai galite remti alkūnes, pasivesti kelius į šalis ir tada su uodega pakeliauti atgal. Malasana dar turėčiau pakomentuoti, kad yra aktyvus tempimas. Tai nesusmunkam, taip, nes kaip keliai į priekį susmunkam ir čia negerai atliekam asaną. Kelius aktyviai vedam, bet pastebėjot rankos čia. Vedam iš sėdmenų ir esam nesusmukę, o šiek tiek pakilę. Stuburu visada augam į viršų. Tai pasidarom malasaną ir įsivertinam tenais, kaip jaučiasi. Pas dažną būna malasana įveržta. Tai jeigu kiekvieną dieną darysit, labai gerą esu malasanai praktiką paruošusi blokeliais, labai greitai atsivers ir tada galėsit atlikti lengvai ir sekantį žingsnį skandasaną. Tai dabar po šitos keliausim į skandasaną, tikiuosi pasiruošę. Atsistosim plačiai. Keliausim iš plataus nusilenkimo, tai kojas plačiai, taip kaip būtų įtupsto plotyje. Ir kojų pirštus pavedam į šoną ir pradedam sėsti ant kairės kojos. Skandasanoje kulnas turi būti nuleistas ant žemės. Jeigu jūsų skandasana yra tokia, turit remtis rankomis ir išlaikyti pėdą prispaustą. Tai tam reikia, kad dirbtų kojų raumenis. Keturgalvis turėtų degti. Dar viena asana, kuri byloja apie sveikus klubus. Tai galit pasistebėti, kaip jaučiasi čionais. Jeigu jaučiate tempimą per vidinę šlaunų dalį, taip yra labai gerai. Svarbu apčiuopti tą, kuris yra kritinis. Tai galvokit visose asanose apie tai, ir yra kritinis pojūtis, skausmas, spaudimas, energijos susistovėjimo pojūtis. Ar nėra? Keliaujam ant kitos kojos. Patirime asaną su kita puse. Įsivertinama, kur jaučiasi. Gali būti, kad nesijaučia niekur. Tai jeigu reikia rankos remtas, atsimenat uodega viršuje. Visaip yra teisinga. Ir stebim savo kvėpavimą. Jeigu reikia, užsimerkiam. Ir įsivertinam, ar jisai užintensyvėjo, ar yra ramus. Atsisėstam. Duosiu double pigeon arba dviguba double log dar vadinamas, sudėtos malkos viena ant kitos. Tai viena koja į kilimėlio kraštą, taip kad kelias su kulnu būtų vienoj linijai. Kita koja dedam ant viršaus. Ir dabar pasižiūrim, ar pavyksta uždėjus ant viršaus dešinį klubo tašką paspausti ant žemės, kad abu klubo taškai būtų įsižeminę. Jeigu ne, vadinasi, kairę koją turite ištiesti. Ir čia pas dažną būna įribojimas, turėtų nusileisti kelias ant kulno. Tai kartais reikia pasispirogliuoti, išleisti kažkokias įtampėlės, kad nusileistų kelias ant kulno. Tai užsimerksim visi, įkvėpsim
Ir su iškvėpimu atsipalaiduosim. Šita asana yra viena iš gilesnių. Iš to, ką daviau, giliausia. Įkvėpiam. Iškvėpiam. Išminkštinam kūną. Leidžiam keliui pasvirti link kulno. Ir pavertinam pojūtį. O kurgi jaučiasi? Ar per kirkšnį, ar į sėdmenį, ar per kairę, ar per dešinę koją. Ir išlaisvinsim kojas plačiai ir kelius pavedžiojam į vidų, nes labai maloniai šitas judesiukas neutralizuoja. Ir pakeliausim su kita. Dešinę koją paguldom, kairė. Kulnas ant kelio. Ir tada kairį klubo tašką įremiam į žemę ir kairys kelias nusileidžia ant kojos. Asana pilna turėtų atrodyti štai taip. Pakvėpuosim ir su šita užsimerkiam. Jeigu per jautru galit spiruokliuoti arba ištiesti apatinę dešinę, atsimenat. O kas nusprendžia sėdėti kartu su manimi pilnoje asanoje, su atodūsiu iškvepiam, minkštinant kūną, dar kartelį įkvepiam, iškvepiam ir dar kartelį įkvepiam ir iškvepiam. Išlaisvinam kojas, keliais pasviruojam į vidų. Ar jau iš dabar parodyto asano aptikote, kuri yra jūsų silpniausia vieta? Pasidarysim lotosą. Lotose kairę koją paimam ir pirščiukus ir kulną įremiam į dubenį. Ir galbūt jums to ir užteks ir liksit štai taip ir galėsit pasvirti priekį. Jeigu jausit, kad galit, dešinę koją taip pat užsikeliat. Tai iš praktikos galiu pasakyti, kad apie 10% žmonių padaro lotosą. Aš buvau iš tų 90%, kurių nepadarydavo, bet dabar maloniai stebina, nors ir nedarau kasdieninių praktikų. Labai yra atsipalaidavę ir gebu padaryti lotosą be apšilimo, kas ilgą laiko tarpą man buvo neįmanoma. Tai apie tai, ką pasakoju jum, patyriau savo kailiu, nes buvau viena iš tų, kur klubai, jeigu neapšilę, tai ten nieko nepadarysi įviršti. Ir net ir po apšilimo ar ne fizinio krūvio, atsipalaiduodavo tik tai tam kartui, tai dienai, o kitą dieną vėl užsitraukia. Ar esat patyrę tą pojūtį? Tarytum tą dieną, kai darot viskas gerai, kitą dieną truktų žvadžių vėl iš pradžių. Tai va, tai man buvo taip, kol nepradėjau paleidinėti emocijų. Keliaujam su dešinė. Ir apie emocijas dešinė koja į pusę lotos, o kairė ant viršaus. Čia tas pats gali tik tai su viena daryti lotose. Tai per savo storius esu daug pasakojus, kokią ilgą kelionę paleidinėjimo praėjau. Atrodo, keli metai buvo vien verkimo, bet man tas jau labai natūraliai gaunasi. Nes dar pradžiai turėjau tokį dalyką, gal ir jūs turit, padrasinsiu, šis tarytum atrodydavo ir gėda prie kitų verkti ir neleisdavau savo būti silpnai. Apsiverkti, nes tai silpnumo buvo požymis, suvokdavau tą taip ir turėdavau išlikti stipri. Aš viską galiu. Jeigu jūs randat bendrumą tame, ką sakau, tai labai svarbu išgirsti, kad leisti savo kartais pabūti ir silpnai, leisti išleisti ir atsisveikinti su tuo, su kuo nereikia, leisti savo išminkštėti ir būti
savo moteriškam prade, o moteriškas pradas yra tas, kuris priema pagalbą, būna ir silpnas, taip, nestringa aukos pozicijoje, bet leidžia savo būti silpnam, švelniam, pažeidžiamam. Tame nėra nieko blogo. Tai va, užsikalbėjau patogiai, klubai visiškai palaidi, atviri. Tikiuosi ir pas jūs ši praktika nebuvo tam, kad atpalaiduotų klubus, kas be ko, manau, kad jaučiasi tie, kas daro, bet buvo tam, kad pajaustumėt, o kur va turit tą spragą, kuri neleidžia jums keliauti į priekį. Ir turėdami tą žinojimą, turėsit kur keliauti. Tai visas norinčias kviečiu jungtis prie klubų atverimo programos. Ten rasi 10 žingsnių, kur apima visas klubų dalis. Ir taip pamažu lėtai keliauja per visus klubus, kad atsipalaiduotų. Arba kviečiu į renginukus, kvėpavimo, jogos klubo atverimo jogos. Ir dar ekstra būna užsiėmimas, ar tai piešimas. Dabar pradedu nuo piešimo. Iš piešimo tų baubų, su kuriais atsisveikinam. Ir ačiū, kad šiandien buvot su manimi. Pakomentuokit, kaip jums pojūtis, ką aptikot, ką sužinojot. Ačiū, kad buvot ir iki kitų susitikimų, kitų pamokų metu.